Šiandien video studijos slaptai svečias Antanas Miškinis, Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas. Pone prezidente, kieno interesus gina jūsų sąjunga? Mūsų sąjunga, Buitinių vartotojų sąjunga, gina, kaip nebūtų paradoksalu, gina teisybę visų pirma. Ir tuo pačiu jinai gina visų interesus, tiek vartotojų, tiek verslo, tiek valdžios interesus. Mūsų nuomonė, normalioji teisinė valstybė, visų interesai turi būti įvertinti ir subalansuoti. Ir mūsų taip vadinamai teisinė valstybė, kol kas viršuje yra visų verslo interesai, valdininkų interesai, o mūsų paprastų gyventojų interesai yra pačioje ir su jais dėja, švelniai tariant, nesiskaitoma. Prieš 2 metus, 2006 metais, aš padariau mano supratimu labai puikų, labai įdomų interviu su jumis, būtent jūsų pamastymų pagrindų interviu, kodėl valdžia, kodėl verslininkai sugeba mulkinti maždaug 2 milijonus Lietuvos žmonių. Tai yra buitinių vartotojų, kurie naudoja elektros energiją, kuriems reikalinga šilumos energija ir kurie neturi alternatyvos pasirinkti pas pigesnį tiekėją ar pas brangesnį tiekėją. Matot, priežasčių daug. Visų pirma, tai kad yra neaktyvi visuomenė. Mes tik 20 metų kaip išėjom iš baudžiavos valstybinės arba valstybinio kapitalizmo. Antra, mūsų verslas ir valdžia neturi visiškai, sakant, tokių tradicijų, kaip rusai sako. Jie vadovaujasi pajutę laisvę, jie vadovaujasi paprastų principų, nagrablenai, kaip iš pradžių buvo, ir kaip dabar tęsiasi. Antra, netgi jau paėmus, paklausus, pavyzdžiui, kaip formuojama kokią nors šilumos kainą, daleisim generalinį prokurorą, ar poną dabar Valinską Seimo. Man teko susitikti, reiškia, labai taip malonė aplinkos saugumo vienu darbuotoju. Aš jam gal 10 minučių aiškinau, kad gyvatuvo dvigubų mokesčio nėra. Suprantat, netgi tokiam lygiai žmonės nesupranta, nešviečiami. Ir tada tokioj balai gali ką nori daryti, sakant, kaip nori visutinėti, ką nori aiškinti. Bet gal jie nenori suprasti? Ne, aš tikrai sąžiningai žmogus norės suprasti. Pavyzdžiui, kas toks saugumo darbuotojas? Tai jaunas vyras. Ir mes mūsų klausimus įsprendėm per 15 minučių, gal mažiau, ir paskui visą valandą mes taip kaip dalykiškai šnekėjom, kas jį domino kaip vartotoją, apie visas energijos kainas, plačiai, sakant, apie vartotojų teisų gynybą, apie visą kitą. Žmogus, sakant, tikrai nesupažinęs, tikrai negavęs tos informacijos, nes iš šono žiūrint galbūt, kai kam atrodo, kad viskas paprasta. Dėja, nėra labai paprasta. Galiu pakartoti pono Šimėno žodžius apie... Kokio Šimėno? Taip, kurį dabar Seime signataro. Tai vat apie elektros energijos kainą. Jį per žinių sakė, būtų įdomu sužinoti, kaip formuojama elektros energijos kaina. Pauzė, bet pavojinga. Man atrodo, kad iš jo nereikia pasakyti. Pavojinga nušaus, jeigu labai giliai gilsiasi, nuodės nušaus. Yra iki tokio būdo, gali žmogus sužlugdyti, sukompromituoti. Yra ten, būdų visokiausių, supranti, šantažuoti. Tai va, tai žodį aš pasakiau taip pat, grinai taip, kaip jis pasakė. Tai va, tokia situacija yra šalyje.